Nu ką, papasakosiu apie eksperimentą, apie įrankius vėl. Matė turbūt video, kai rodžiau, sakiau, su DCK šlifuokliu nušveisim visą fasadą. Nemeluosiu, nepavyko, kadangi buvo šveičiama 12 valandų suskaičiavus, tai DCK akumuliatorinis, jis po kažkurio laiko perkaista ir įsijungia apsauga, jisai pats save apsaugoja, sustoja. Dar paskiau bandėm su devaltu. Viskas neblogai, bet labai greit akumai akimirksniu baigėsi. Nugalėjo senasis gerasis Bulgarkė Bošiuko su 220, tai vienu žodžiu viską nušvitėm. Tokiem dideliem darbam, čia yra 40 kvadratų siena, 10 valandų tikrai akumuliatorinis yra ne variantas, jisai yra daug mažesniem darbam. Nušveitus, kas dar labai pasiteisino, labai padėjo, reikia dulkės pašalinti, tai šitą įrankį naudojau. Jisai puikiai pasitarnavo, nupučiant visas dulkės. Tai va, superinis daiktas. Turit klausimų, rašykit komentarus. Justas mano sūnus jau atidarinės įmonę, sakė, eis fasadus dažyti. Tai iki sekančio video.